Antrą dieną lietuviai traukia prie balsadėžių rinkti 11 mūsų šalies europarlamentarų. Vis dėlto šalies vadovas Gitanas Nausėda pastebi, kad į Briuselį veržiasi ir ekstremistinės politinės jėgos, jaučiančios prielankumą Putino režimui. Į tai atkreipia dėmesį ir balsuoti atėję žmonės, vardindami ne vieną sąrašą ar partiją, kurios savo idėjomis siekia įsivaizduojamos taikos ir puikaus ryšio su žiauriu diktatoriumi. Europos parlamento rinkimuose balsavęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad šiuo metu į Briuselį verčiasi radikalios partijos, jaučiančios prielankumą Rusijai. Ryškėja tam tikros ekstremistinės politinės jėgos, kuomet Rusijos naratyvai kartais labai sklandžiai pernašami į vakarų demokratijų erdvę. Labą dieną. Balsuoti atėjo, taip, prašom, praeikit į vidų, užsiregistruokit. Kad Europos parlamento rinkimuose dalyvauja ekstremistinės politinės jėgos, pastebi ir mūsų kalbinti žmonės. Aš vadinu juos tėvynės išdavikais, taip kad mano tokia nuomonė. Aš jau labai sena, tai turbūt taip ir varysiu ant jų. Labai daug atsiprašau už D raidės. Negaliu garsiai pasakyti. Politologas tikina, kad kai kurios į Briuselį ketinančios patekti partijos kelia daug klausimų dėl prielankumo Rusijai. Tokios politinės jėgos ypač daug kalba apie taiką, nusileidimą agresoriui Putinui. Viena koalicija netgi taip ir vadinasi taikos koalicija, bet pasižiūrėjus ir į retoriką tiek Tomaševskio, tiek kai kuriais atvejais ir darbo partijos, tikrai tas dalykas jaučiasi. Niekad konteinerį nebalsavau dar. Labą dieną. Balsuoti atėjęs Demokratų partijos vardan Lietuvos pirmininkas Saulius Skvernelis turi savo požiūrį į tai, kas yra ekstremistinės partijos Lietuvoje. Tauta dabar turi pasirinkimą, pasirinkti balsavimą tarp vakarykštės dienos, tai yra, kurie iš esmės demonstruoja stagnaciją, pasyvumą, ką mes turime dabar Europos mūsų parlamente delegacija. Turi galimybę pasirinkti tą radikalumą, kurios tiesiog griauna Europą, prieštarauja europinėms vertybėms. Įdomu tai, kad tokios radikalios politinės jėgos jau nesislepia pogrindyje. Savo idėjų neskleidžia pogrindžio portaluose. O kadangi jos yra tapę rinkiminės kampanijos dalimi, jos yra transliuojamos per visas žiniasklaidos priemonės ir tokiu būdu tampa, iš esmės, legitimiomis. Rinkėjų aktyvumas lyginant pirmas išankstinio balsavimo dienas vakar ir prieš 5 metus panašus. Tačiau dvigubai mažesnis nei per išankstinį balsavimą prezidento rinkimų pirmajame ture. Paruoškite dokumentus, iš anksto ir praeikit. Tiesa, daug balsuojančių yra Vilniuje, kur aktyvumas lyginant su visa Lietuva vienas didžiausių. Iš anksto balsuoti bus galima iki rytojaus vakaro. Tikroji rinkimų diena – sekmadieniai.